Štai prabėgo antroji savaitė, kai mes mokomės kinologo specialybės. Ir dabar aš noriu papasakoti, kągi mes per šitą savaitę nuveikėme. Tai šią savaitę mes susipažinome su tokiu dalyku kaip šunų vikrumo sportas. Ir dėl tos priežasties lankėmės klube Akela, kur vienas iš jo vadovų, Vaidas Kazlauskas, mums papasakojo, kas tai tas šunų vikrumo sportas. Kogi galima išmokyti savo šunį. Galų gale supažindino su savo kalyte Ledi, su kuria jis visai neseniai dalyvavo pasaulinėme agility čempionate, kuris vyko Liuksemburge. Na, o kad teorija nebūtų vien tik teorija, mano skautai pabandė pažiūrėti, kas yra vesti šunį, jam vadovauti ir išmokyti ar liepti jam peršokti per kliūtį, lysti į tunelį, na tiesiog ar tai labai sudėtinga. Ir paaiškėjo, kad vis dėlto nėra tai baisiai sudėtinga, ar ne? Šunį išmokyti galima daug. Na, o ką mes veiksime kitą savaitę? Kitą savaitę mes eisime pas veterinarą, kuris papasakos, kodėlgi šunį reikia skiepyti, kokiomis lygomis šunys serga ir apskritai, kam reikalingi tie skiepai. Na, tai tiek šiam kartui ir iki. Mes lankomės agility sporto klube ir šiandien žiūrėsime, kaip šunys šokinėja per kliūtis. Čia Redi ir dalyvavo ji pasaulio agility sporto čempionate.